Toliau pasakoju apie Nycių kaimo gyventojo Tuko Nykštuko ir miestietės Davatkos Vidos draugystę. Nycietis Tukas šiuo metu baisiausiai jaudinasi, nerimauja dėl savo draugės Vidos Pribeldaitės ir niekaip nesupranta, kodėl ji su juo nebesikalba. Vos tik grįžęs anąkart namo į Nycius iš miesto, vyrukas telefonu paskambino Vidai, bet ta taip ir neatsiliepė. Norėdamas pasidomėti, kaip ta dabar jaučiasi, Tukas net kelis kartus vėl skambino Vidai ir sekančią dieną, bet to ji vėl nekėlė ragelio. Tai tikrai keista dėl to, nes Vida anksčiau atsiliepdavo. O kitą dieną ir vėl tas pats, kad ir kiek kartų Tukas telefonu Vidai beskambino, visą laiką kitame ryšio gale vėl vis girdėjosi tik tas pats nebylus pypsėjimas. Vida jau nebenori atsiliepti ir atrodo, kad ji tai daro tyčia. O kad ši Davatka bent nors paaiškintų trumpai, kodėl nutraukė bendravimą, kas jai nutiko, dėl ko jis staiga supyko ant Tuko. Paskui dar sekančią po to dieną Tukas turėjo draugę su savo globėjų batuotu katinu jo visureigiu Nissan X Trail važiuoti tvarkyti verslo reikalų. Tada buvo lietingas oras, o Tukas tik vieną sykį paskambinęs vėl nieko nepešė, bet paskui nusprendė bent vieną dieną dar palaukti ir pažiūrėti, o gal ir pati Vida ryšis jam telefonu paskambinti ir paaiškinti, kodėl šias kelias dienas ji nenorėjo bendrauti. Tad valandas kantriai ir laukė. Ir tai belaukiant šį vyrą pirmąkart staiga visą persmelkė negera nuojauta, kad jis turbūt taip ir nesusituoks su Vida, vėl turbūt toliau jis paliks vienišas, nes Vida jį tik mulkina. Deja, bet toji mergina jam taip ir nepaskambino. 2011 m. spalio 20 diena. Lietus sunkiais lašais būgnijo į balto Nissan X-Trail stogą, o priekiniai valytuvai ritmingai, bet sunkiai stumdė vandenį nuo priekinio stiklo. Katinų sodybos kieme telkšojo didžiulės balos. Automobilio salone tvyrojo drėgmės ir stiprios kavos kvapas. Kaimo turtuolis batuotas katinas sėdėjo prie vairo, jo veido raumenys vos pastebimai virpėjo nuo variklio vibracijos. Šalia jo keleivio kėdėje susigūžę sėdėjo vienišas kūdikio tėtis Tukas Nykštukas. Jis rankose gniaužė savo mobilų telefoną ir tuščiu žvilgsniu žiūrėjo į pilką, priekinį stiklą, kuriuo be perstojo riedėjo žemyn vandens lašai. Štai kaip galėjo atrodyti jų pokalbis tą popietę, prieš išsukant iš kiemo, batuotas katinas pasuko užvedimo raktelį, variklis tyliai sumurkė. Žvilgteli į Tuką. Na, Tukai, ko toks susiraukė sėdi, tarsi būtum žalios citrinos atsikandęs. Važiuojam tvarkyti kartu reikalų pirmąjį Papyvėsio kaimo turizmo sodybą, o paskui ir kitur, o tu atrodai kaip po laidotuvių. Tukas sunkiai atsidūsta, nepaleisdamas telefono iš rankų. Kad tu žinotum, batuotai, kaip man širdis spaudžia. Vėl skambinu. Tik vieną kartą šiandien te bandžiau, bet ir vėl tas pats. Tik pypsi ir viskas. Vis tą patį autoatsakiklio balsas kartoja, telefonas yra išjungtas arba už ryšio zonos ribų. Kiek galima? Vida nekelia man. Batuotas katinas, sučiupsi lūpomis, įjungia šildymą, kad nerasotų langai. Vėl ta tavo miesto Davatka Vida? Tukai, tu jau 4. dieną iš eilės dėl jo savo nagus grauži. Grįžai į Nycius. Skambini, nekelia. Kitą dieną, nekelia. Vakar, tas pats. Ir iš tiesų kiek galima? Tukas, garsiai sušunka, balse girdisi neviltis. Va, būtent. Bet kodėl, batuotai? Kodėl ji taip daro? Anksčiau visada atsiliepdavo, kalbėdavomės. Jei būčiau kuo nusikaltęs, na tegu pasako supyksta, išbara. Tąkart tik nulėkė šalin rėkdama, kad jai galva skauda ir viskas, daugiau jokio paaiškinimo, kas ten tiksliai jai galėjo nutikti. O dabar tyčia nekelia ragelio. Šitas nebylus pypsėjimas mane iš proto varo. Pradedu manyti, kad jau ne vien galvos skausmas dėl visko čia yra kaltas kažkas daugiau. Bet kas jai nutiko? Batuotas katinas lėtai perjungia atbulinę pavarą, bet pedalo dar nespaudžia. Atsisuka į Tuką, jo brandaus vyro akį žvelgia rimtai. Žinai, Tukai, moterų protingi vyrai kartais nesupranta, o ką jau kalbėti apie tave, Nycių vienišą tėtuką, mano paties globotinį. Bet tylėjimas,
irgi yra savotiškai atsakymas. Kartais jis garsesnis už rėkimą. Gali būti, kad ji tuo priešais tave nusprendė pasistatyti laikiną tylos atsiribojimo sieną. Tukas, palenkia galvą, žiūri į savo batus. Aš nusprendžiau šiandien daugiau jai nebelysti. Palauksiu. Gal pati susipras, gal paskambins ir paaiškins, kodėl šitaip elgėsi. Reikia turėti kantrybės. Batuotas katinas papurto galvą, net auksinė grandinėlė ant jo kaklo suvirpa. Kantrybės dorybė, vaikine, bet tu jau valandą sėdi kaip ant adatų. Pažiūrėk į save. Automobilyje kuriam laikui įsivyrauja tyla. Girdisi tik monotoniškas lietaus šniokštimas į Nissan kėbulą ir valytuvų girgždesys. Tukas ilgai žiūri į telefoną, tikėdamasis stebuklo, bet ekranas lieka tamsus. Staiga jo veidas persimaino, akys priblėsta. Tukas, tyliai, virpančiu balsu. Batuotai, man atrodo, kad viskas. Šiandien mane pirmą kartą persmelkė tokia baisi nuojauta. Batuotas katinas, suinteresuotas, pakelia dešinę ausį. Kokia nuojauta? Tukas, kad aš niekada gyvenime neapsivesiu tos Vidos. Kad ji mane tiesiog mulkina, vedžioja už nosies, o aš, kvailys, patikėjau. Liksiu aš ir vėl vienas kaip pirštas savo nyciuose ir dar su savo mažu vaikeliu ant rankų. Ji man nebepaskambins. Batuotas katinas atsidūsta, uždeda dešinę ranką Tukui ant peties. Gyvenimas, Tukai, yra tai visai kaip šitas kelias per lietų, matomumas prastas, bet važiuoti juk reikia. Jei ji tave mulkina, vadinasi, nebuvo verta tavo meilės. Nusivalyk ašaras, paslėpk telefoną į kišenę. Važiuojam tvarkyti reikalų. Laikas gydo net ir didžiausias dvasinės žaizdas. Tukas, nusibraukia nosį liūdnai linkteli. Važiuojam, batuotai, važiuojam. Tu teisus. Šiandien dar lauksiu, bet vilties jau kaip ir nebėra. Batuotas katinas ryžtingai su koja nuspaudė akceleratoriaus pedalą, Nissan X-Trail švelniai pajudėjo iš katinų sodybos kiemo, taškydamas balas ir palikdamas Nycių kaimą už nugaros, o Tukas toliau skendo savo niūriose mintyse apie dingusią Vidos meilę. Dabar jam su batuotu prieš akis laukė tik jų kelionė į Papyvesio slėnį už Kėžių kaimo.